Sveiki vaikai! Šiandien mūsų pamokos tema – vienaženklių skaičių sudėtis peržengiant 10. Pasinaudosime mokytojos Laimutės Česnauskienės sukurtomis skaidrėmis. Jau pirmoje klasėje, mokydamiesi skaičiaus 10 sandarą, mes labai gerai išmokome, kad 7 plus 3, 2 plus 8, 6 plus 4, 1 plus 9 yra 10. Jei jūsų kas ir paklausdavo iš kitos pusės, sukeisdavo dėmenis vietomis, jūs taip pat greitai mokėdavote atsakyti į šitą klausimą. Bet jei šitų įgūdžių dar neturite, tai šiandien reikia labai pasistengti, įsidėmėti, nes kitaip negalėsite greitai skaičiuoti. O kad pavyktų greitai skaičiuoti, tai šiandien pamėginsime pasiaiškinti, kaip reikės mums visą tai daryti. Dar kartelį pakartokime. Jeigu turime vieną dešimtį ir prie jos pridedame vienetus 5, 7, 3, 9, 4, 8, 6, 2, tai irgi yra labai lengva skaičiuoti. Žinom, kad yra apvali dešimtis ir prie jos šalia stovintis vienetai. 10 plus 5 – 15, 10 plus 8 – 18, 10 plus 4 – 14 ir taip toliau. Ir galime suskaičiuoti net va tokį ilgą skaičiukų traukinuką. Prie 10 pridėti 6 – 16. Prie 16 pridėti 3 – 19. Iš 19 atimti 7 – 12. Prie 12 pridėti 5 – 17. Iš 17 atimti 6 – 11. Prie 11 pridėti 7 – 18. Iš 18 atimti 10 – 8. Prie 8 pridėti 3. O kaipgi čia dabar? Kaip suskaičiuoti? Kaip sudėti? Pamėginkime. Turime 8 žydrus kaubelius ir 3 raudonus. Kaip mums juos dabar suskaičiuoti ir sudėti? Pirmiausia, pridėkime, kad būtų apvali dešimtis. Paimkime prie 8 kubelių, dar pridėkime 2 kubelius. Mes turime 10. Taip skaičiuoti jau mokame labai greitai. Ir mums dar liko 1 kubelis ir jį pridedame kartu. Taigi iš viso gauname 11 kubelių. Taip, šitoje pamokoje šiandien mes spręsime ir atliksime daugiau užduočių, mokydamiesi sudėti vienaženklius skaičius, kurie peržengia 10. Pabandykime prie 9 pridėti 4. Prie 9 dar pridėsime 1 ir pridėsime likusius raudonus kubelius 3. Iš viso bus 13. Prie 7 pridėkime 4. Prie 7 pridėsime 3, gauname apvalę 10 ir pridėkime 1. Mūsų atsakymas 11. Prie 8 reikia pridėti 6. Ką daro? Prie 8 pridedame 2 ir pridedame 4. Yra 14. Prie 6 pridėkime 5. Prie 6 pridėsime 4, turime 1 dešimtį ir pridėsime 1. Mūsų atsakymas 11.
Prie 8 pridėkime 5. 8 plus 2 ir plus 3. Iš viso yra 13. Prie 9 pridėkime 5. Prie 9 pridėsime 1 ir dar pridėsime 4. Atsakymas 14. Prie 9 reikia pridėti 6. Vėl galvoja. Pasidarykime apvalę 10, pridėkime 1 ir pridėkime 5. Yra 15. Prie 5 pridėti 7. Prie 5 pridėsime 5 ir pridėsime 2. Atsakymas 12. Prie 9 pridėti 8. 9 plus 1 plus 7 yra 17. Na va, atlikę tiek daug užduočių, jūs galėsite labai lengvai suskaičiuoti ir atlikti užduotis pratybų sąsiuvinyje.